Ir kas gali būti bendro, tarkime, tarp šių dienų visuomenės piliečio, kuris, tarkim, vadinasi santechniku, ir atominės fizikos tyrinėtojų. Tai reiškia, kad išnyksta bendras pasaulis ir bendra tikrovė. Nes tai, ką vadiname tikrovė, yra kiekvieno sąmonėje funkcionuojantis jos vaizdinys. Be šitą aplinkybę net savotiškai ne tik atskiria, bet ir pjudo mūsų visuomenę. Jos nesupratimas. Pavyzdžiui, kai vyko didysis ginčas dėl skiepų, čia tikros kovos, mūšiai, vieni šaukia, kad štai antivakseriai nepripažįsta mokslo, o mes vadovaujamės mokslu ir skiepijamės. Kita vertus, antroji stovykla pašaipiai sako, kad tie tiki mokslu. Kur dvi pozicijos tobulai sutampa, kad vieni ir kiti nesuvokia, kad mokslo iš principo negalima tikėti. Nes mokslas yra ne tikėjimų, bet hipotezių įrodinėjimų sritis. Tai reiškia, kad žmonės iš tikrųjų tarpusavį pešasi, būdami valdomi tos pačios mąstymo struktūros ir tokio paties suvokimo. Štai šita naujoji tikrovė su kiekvienu šimtmečiu vis labiau atitrūksta nuo to, ką mes vadiname sveiko proto arba kasdienės patirties tikrovė. Toji kasdienės patirties tikrovė, ji dar egzistuoja, bet bėda yra ta, kad ji faktiškai funkcionuoja tik buitiniam lygmenyje. Aš pavyzdžiui galiu atsigerti vandens iš šitos stiklinės, manydamas, kad tas vanduo ir ta stiklinė tikra. Bet modernusis mokslas pasakytų, bent jau sudaro prielaidas taip manyti, kad yra itin ir itin neaišku, ar visa tai nėra tik mano sapnas ar haliucinacija. Kad būtų aiški reikalo esmė, būtina suprasti, kas matė Matricą arba Inception, itin pageidautina nelaikyti to grinai mokslinės ar kitokios fantazijos kūriniais. Šitie filmai yra plačiai visuomeniai prieinamų būdų pristatyta žaisminga forma šiuolaikinės metafizikos, tai yra filosofijos, įtvirtinta ir mokslo tikrovės samprata. Esminis mūsų to, ką vadiname tikrovė bruožas, yra tas, kad pagrindinė problema yra atskirti haliucinaciją nuo realybės. Ir kaip tai veda prie labai didelių dalykų. Reikalas tas, kad kiekvienas iš mūsų tikrovę laiko savo turimą vaizdinį. Pasaulio vadinkim kaip norite, pasaulio vaizdinį. O kadangi žmonės yra labai skirtingi, koks iškyla klausimas, kaip juos vėl sugrūsti į tą pačią tikrovę. Nes tai, ką vadiname tikrovė, yra intersubjektyvus tikrovės vaizdinys. Taigi, akademinis pasaulis kokią atlieka funkciją. Jis mus perkelinėja iš kasdienės patirties plotmės, kuri, kaip jau minėjau, funkciškai mums tarsi svarbi, bet pažintinių požiūrių net neaiškiai, ar jie egzistuoja,
ar yra tik sapnas, į tą vadinamąją naująją modernėją tikrovę, kurioje reikia įvesti tvarką. Ir čia be abejo iškyla du dalykai. Pirmasis dalykas yra tas, kad į tą plotmę pageidautina perkelti kuo daugiau žmonių. Šitie žmonės yra vadinami pažangiais.